Sveiki, esu Arūnas Budreckas, Enefit Arenos ir CityWave dirbtinės bangos banglentininkams įkūrėjas. Dirbtinės bangos idėją parsivežiau iš parodos Vokietijoje, gal prieš 7-8 metus, kad įgyvendinti tokio tipo verslą, dirbtinės bangos baseiną, visų pirma reikia 3 dalykų. Tai yra vieta, komanda ir pinigai. Kiek teko bendrauti su partneriais ir šios unikalios technologijos gamintojais, didžiausia problema ne tik mūsų regione, bet ir visam pasaulyje rasti visus šios dedamuosius kriterijus vienoje vietoje. Kaip jau minėjau, šią idėją glūdinom ir gvildenom bemaž 7 metus, kol pagaliau po truputį pavyko ją materializuoti. Komanda stipri, suburta jau gan senai, vietą radome fantastišką. Didžiausias iššūkis buvo finansavimas. Tokio tipo projektams, kurie mūsų regione yra nauji, labai sunku pritraukti privačių investuotojų ar sudominti banką. Tad šioje vietoje mums į pagalbą atėjo Viltė su finansinė priemonė Startuok, kas ir buvo esminis faktorius sklandžiam mūsų projekto startui. Kalbant apie naujų idėjų vystymą ir savo minčių materializavimą, galiu patarti ieškoti, domėtis. Nebūtina visada kažką kurti iš naujo, dviratis jau buvo išrastas, tiesiog siūlau visada perimti geriausią patirtį ir modeliuoti situaciją prie savo aplinkos, savo veiklos lauko. Tai būtų toks pagrindinis patarimas, kad atsispirti nuo kažkokių tai esančių rodiklių ir įvertinti, kaip jie veiktų mūsų terpėje, mūsų veiklos lauke. O visiems turintiems unikalią verslo idėją ir susidūrusiems su finansavimo problemomis, siūlau nenuleisti rankų. Sekite Ilte naujienas, tikiu, tikrai rasite sau tinkamą finansavimo priemonę.